Per kelias dienas apsisprendęs priimti prezidentės pasiūlymą užimti generalinio prokuroro pareigas Darius Valys pristatomas Seimui. Darius Valys nėra siejamas su jokiomis politinėmis jėgomis, yra nepriklausomas. Labai svarbu, kad kandidatas turi itin gerus įvertinimus iš kolegų, jį laiko sąžiningų, principingų ir reiklių prokurorų. Prisistatymo kalboje Valio matymas apie būsimą darbą kone žodin atitinka prezidentės lūkesčius. Svarbiausia atgauti visuomenės pasitikėjimą prokuratūra. Dažnai girdime frazę, vyksta ikiteisminis tyrimas, todėl komentarų nebus. Sutinku, kad ankstyvas informacijos atskleidimas gali apsunkinti tolimesnę ikiteisminį tyrimą, bet tokia nuostata neturėtų būti piktnaudžiaujama. Valys sako, kad jeigu bus paskirtas, imsis peržiūrėti ilgai tyriamas bylas. Ilgai jo vertinimu, jeigu tyriama pusę metų. Jis taip pat vyktų į Garliavą pas žmonės, kurie budi prie Kėdžių ir Venskų namų. Paaiškinčiau žmonėms, kad gyvename teisinėje valstybėje, kurioje turi būti gerbiamas įstatymas ir teismo sprendimai. Kad chaosas valstybėje negalimas ir kad jie patys turėtų būti tuo suinteresuoti. Manau, kiekvieno jų paklausus, ar norėtų jie būti teisiami minios teismo, linčo teismo, tikriausiai kiekvienas atsakytų neigiamai. Paramos Akmenės rajono vyriausiajam prokurorui po prisistatymo neįsakė nei viena frakcija. Pirmas įspūdis nėra blogas, bet be abejo, kadangi tik šiandien jį pirmą kartą pamatėm, tai tikrai ir pokalbiai frakcijoje, ir pokalbiai komitetuose bus labai svarbus. Tai kokius nors aiškesnius vertimus be abejo galėsim pasakyti po tolesnių aptarimų. Trūko tokio pasitikėjimo vidinio jame atsakinėjant į klausimus. Vis tiek prokuroras turėtų būti šiek tiek gal suteikiantis daugiau tokios tvirtumo, ryžtingumo, ko aš manau jam reikės labai daug darbė, jeigu jisai bus patvirtintas. Po susitikimo su frakcijomis paaiškės, ar Seimas pritars prezidentai skirti Valį generaliniu prokuroru. Aurelijus Griškevičius, Kęstutis Vaišvila, LNK žinios Vilnius.